Sveiki, šiandien parodysiu, kaip įdėti reklamą į Zik Rewards puslapį. Pradžiai reikėtų prisijungti prie savo pagrindinio puslapio meniu ir pasirinkti 5 punktą nuo viršaus, tai yra Place your ad advertising options, ir pasirinkame step 1, choose an ad to place, ir tuomet čia yra mums parašti tekstai, galime nukopijuoti bet kurį iš jų ir belieka tik tai mums pasirinkti, kurį puslapį jas dėti. Aš rekomenduočiau Kedna.com. Tai labai populiarus ir patogus, greičiausiai man patogiausias puslapis, kur galima labai lengvai įdėti reklamą. Jums greičiausiai reikės čia užsiregistruoti, tai spauskite Register Now, čia No Code. Ir kai viską užkraus, tiesiog užpildykite šitus laukelius savo, tik pildyt gali tik tai žvaigždute pažymėtus laukelius. Ir kai užsiregistruosite, jau paskui vėl nueisite į Kedna.com, čia parašysite savo slapyvardį, slaptažodį ir kaip matote šį kodą apačioje. Tuomet dedant reklamą rinkitės kategoriją For Sale, Penny Auctions ir čia galite pasirinkti bet kurią. Nesvarbu, ar tai Electronics ar Jewelry. Prie title galit kaskart rašyti kažką skirtingo, tai visai nesvarbu, ką jūs rašysit. Į description įdėkite nukopijuotą tekstą iš Zik Rewards ir pasirinkite vietą, į kurią dedate reklamą. Toliau galite nieko tiesiog daugiau nepildyti, tiesiog spauskite Next Step. Vėl Continue. Next Step. Ir galiausiai spaudžiame Checkout. Čia reklamos kaina $0, matot. Ir štai gaunam patvirtinimą, kad mūsų reklama įdėta. Tuomet belieka atsidaryti langą, kur yra mūsų reklama. Tai padarykite, tiesiog spauskite čia. Tai šitas užrašas kaskart bus tas užrašas, kurį rašysite prie title, pradžioje dedant reklamą. Tuomet atsidarys naujas langas, kur yra jūsų reklama. Tiesiog nukopijuokite šį interneto adresą ir grįžkite atgal į Zik Rewards. Tuomet spauskite Back to Advertising Options, Step 3. Čia įrašom kedna.com, pasirenkam Classifieds ir įdedame nuorodą, kur yra mūsų reklama ir spaudžiame Submit. Štai ir viskas. Atsiranda užrašas, kad įdėjom šiandien reklamą ir galiu parodyti, kad turim naujas 24 valandas. Štai 24 valandas.